laipsniai. Dabar mes nežinome tikslių skaičių, todėl pakeisime jos raidėmis. Pasisveikinkite su raide A. A nurodo, koks skaičius dauginamas. Raidė N, tai laipsnio rodiklis, nurodo, kiek kartų pagrindas pažymėtas raidė A buvo dauginamas. Nepergyvenk, jeigu ką nors nesupranti. Tuoj pabandysime su tikrais skaičiais. Pavyzdžiui, jeigu laipsnio pagrindas bus 2 ir laipsnio rodiklis yra 2, tai reiškia skaičius 2 pakeltas antrojų laipsnių, arba dar galima sakyti tai kaip 2 antrojų. 2 antrojų laipsnių lygu 2 dauginti iš 2 lygu 4. Dabar tavo eilė. 2 dauginti iš 2 lygu 2 pakeltų kokiu laipsniu. Paspausk teisingą laipsnio pagrindą su teisingu laipsnio rodikliu. Teisingai, 2 antrojų laipsnių yra 4. Paspausk teisingą laipsnio pagrindą su teisingo laipsnio rodikliu. Ne, aš 625. 5 antrojų, teisingai. Paspausk teisingą atsakymą. Taip, 10 trečiojų. Jei nori pilnos žaidimo versijos, komentaruose rašyk taip.